Ir šiandien pabandysim tada e, summary tokį padaryti apie viską po biškį, man rodos, ką, ką turėjom šį sezoną ir kaip čia turėtų viskas atrodyti. E, Ignai, papasakok, kas čia gera bus. Taip, sveiki visi dar kartelį. Tai manau, kad turbūt paskutinis webinaras jau šį sezoną. Šį sezoną tai 24-25. Jo, 24-25, tikėsimės greit prasidės naujas. Tai va, aš čia išrinkau keletą topikų, kurie labai dažnai dar vis pasitaiko, teisėjaujant 3x3 krepšinį. Tai vat juos ir perbėgsim. Yra, neišsigaskit, rekordinis skaičius klipų, bet mes prie jų labai ilgai nestosim, nes ten ganėtinai aiškus, bet dėja klaidos vis tiek kartojasi. Tai vat ir dar norėčiau pasidžiaugti, kad po mėnesio su mielas kolega Darius Šonka vyksta į pirmąjį savo oficialų challengerį. Tai iš dalies šis webinaras skirtas ir jam paruošti prieš rimtas kovas. Nepamirštant, aišku, ir mūsų, nes Lietuvoje dar irgi 3x3 krepšinio turnyrai nesibaigė. Tai va, galim pradėti. Ačiū mokytojų, važiuojam. Jo, čia, kad mokinys pranoktų mokytoją. Visi tikėkime to. Tai va, žingsnių taisyklės pažeidimai rungtynių metu. Didelis akcentas buvo, kai apsikeitimo kamuolių procedūros metu akcentavom tuos žingsnius ir jų pažeidimus, ir jų fiksavimą, tačiau jų ženkliai sumažėjo. Taip pat ir mes pradėjom nuosekliai fiksuoti šios neleistinus veiksmus. Tai va, pagrindinis akcentas dabar yra žingsniai rungtynių metu. Tai kur priežastis sunku pasakyti, gal per daug tolerancijos, gal per mažai dėmesio skiriam tam. Kartais gal supratimo, kad 3x3 galioja ta pati žingsnių taisyklė kaip ir 5x5. Aišku, tas žaidimas labai greit vyksta, bet tai nėra pasiteisinimas. Važiuojam prie klipų. Lee does a lot of everything. That was a good idea. Low. Manau, viskas aišku. Prieš atkeliant atraminę koją, kamuolį reikia sumušti. That was a good idea. Low. Dipping. Ganėtinai lengva situacija, bet švilpukai tyli. Jeigu turėsit ten kokių klausimų ar pastebėjimų, tai iš karto sakykit prie to video ir galėsim pasinalizuoti. Deeker is wetter than a skinny dipper. Get that image out of your mind. It was just a reference. Tanji, ball fake. Čia irgi panaši situacija. Akivaizdus žingsnis, atkelimas atraminės kojos, paskui kamuolio mušimas, švilpukai tyli. Labai lengvos situacijos, kurias turim suteisėjauti. Čia pakeičia kojas prieš varimą žaidėją. Atrodo viskas kaip ir aišku ir akivaizdu, bet vėlgi. Liūdniausia, po tokių pažeidimų komandos dažnai pelno taškus. Čia irgi kaip prie aktyvios gynybos žaidėja, nežinau, kiek čia kartų tom kojom sutrypia, išsilaisvina ir pelno tašką. Čia irgi maži, bet didelį pranašumą suteikiantis
žingsniai. A big margin. 13-11 is where it stands now. 2:08 to go. Booth down to Grant Allen. Grant Allen trying to draw the contact. Nice drop step. Akivaizdų žingsniai, bet mes tai toleruojam. Now 2:08 to go. Rodo, taip yra nesunku. Down to Grant Allen. Grant Allen trying to draw the contact. He should be passing. He's trying to shoot. He's playing a little bit on reverse mode right now. Alex Higgins-Tinsa. A little bit on reverse mode. Tokių klipų tikrai yra labai daug ir galima čia jų pridėti He should be ir šimtus. Tai va, reikia pasistengti, kad jų būtų kuo mažiau. Dabar keletas klipų, kai žingsnių taisyklės pažeidimas, priimant kamuolį, metikui ir prieš metimą atliekant. Dažniausiai irgi padaro tų, kad ir nedidelių, bet daugiau negu leistina. Okay, well, I'm going to say 90. Game 1 of 90 beginning right here, right now from Singapore is the Asia Cup. Right here, right now from Singapore is the Asia Cup 2020. Su kamuoliu bėgiot negalima. Against Vietnam here in Pool D action as we have entered the second half of the day. Lewis as we have entered the second half of the day against. that is for sure. 18-12. Noah Trandang. O dabar kitas topikas, tai yra pražangos prieš metiką. Ir kas keiščiausia yra 5 prieš 5 krepšinėje, tai daug yra pražangų, kur žaidimas vyksta be kamuolio ir ten yra sunkiausi momentai. O pražangos prieš metiką arba ten, kur yra kamuolys, tai yra gan kiek lengvesni momentai, bet 3x3 krepšinį, iš klipų gausos, atrodo viskas yra atvirkščiai. Tų pražangų be kamuolio yra tikrai nėra tiek daug, bet prieš metiką ir praleistų yra tikrai labai daug. Tai dabar Protect the Shooter epizodai. Ir kartais pažiūri klipus ir kyla klausimų, kur mes žiūrim, kaip mes fiksuojam. Nežinau, čia šitą prasų, nes čia šitą klipą neturėjom. And the steal. Oh, that would hurt. Then the thievery. They get it over to Ozawa. They will miss. Steal. Oh, that would hurt. Then the thievery. Vaizdus kontaktai, žaidėjų neleidžia nusileisti ten, kur jam galima tą padaryti. Oh, that would hurt. Then the thievery. Tikrai tokių epizodų yra per daug. To Ozawa. He will misfire that time. Rocking the braids. He looks dangerous. Kicks him. Žiūrim tarptautinius turnyrus, iš ten klipus, kadangi jau savus visus mes išnagrinėjom, iš esmės. Ir naujos medžiagos neturim, tad reikia apsiriboti, kas vyko ir vyksta užsienio arenose. Čia dabar pamatysim tos pačios rungtynės, 3 epizodai. Prieš tą pirmą žaidėją raudonų tokia pati pražanga nebuvo fiksuota. Dabar apsikeičia žaidėjai vietomis.
identiška situacija, pražanga yra fiksuojama. Ir dar vienas epizodas, vėlgi tie patys žaidėjai. Ir vėl prieš raudonąjį pražanga neužfiksuota. Gerai, kad žaidėjas ganėtinai profesionalas, tą 3 prieš 3 žaidžia ne vienus metus, tai jisai į tai nekreipia dėmesio, bet koks kitas, tai jam tikrai pasidarytų piktą ir galėtų jau tikrai apsunkinti mūsų darbą. Tai nuoseklumas irgi labai yra svarbus. Čia nors ir nedidelis kontaktas ranka, bet kai žaidėjas ore, kūnas įsitempęs, užtenka ir nedidelio prilietimo, kad sutrukdyt atlikti taisyklingą metimą. Neleistini kontaktai per rankas. Akivaizdus kontaktas į ranką, švilpukas tyli. Tai irgi ta pražanga tikrai akivaizdi ir ją sušvilpus mes išvengtumėm vėliau tų neleistinų kontaktų, kurie vos neperėjo į muštynės. Tai kiek reikia, kartais nedaug. Ici dans le 3-3. Ouais, bien joué. Oh, il y a faute là-dessus. Non, c'est pas sanctionné. Ça me paraît 3-3. Ouais, bien joué. Oh, il y a faute là-dessus. Non, c'est pas sanctionné. Ça me paraît spectaculaire et c'est ce qu'on aime. Manau, komentarų daug nereikia. Reikia tik švilpuko. Kontaktas nedidelis, bet jisai turi milžiniškos reikšmės metimui. Oh my goodness. There's bullying and then there's that. He took it to the next level. Sion put the hustle, the content. There's bullying and then there's that. He took it to the next level. Sion put the hustle, the content. Sion. Toliau žingsniuojam, neleistinas kontaktas kūnų, blokavimo pražangos metimo metu. All right, China. Wang stepping through off balance. Wang stepping through off right, China. Wang stepping through off balance and off target. Štai mes labiau toleruojam neleistiną gynybą negu gražų puolimą. Čia įvaizdi pražanga, netgi sakyčiau ir pavojinga prieš metiką. Not bad, but not great. 27% on the turn. Davey, 27% on the turn. Davey, we got out. Not.
dribble drive, behind the back move, lefty layup attempt. Kartais kyla tikrai klausimų, bet atrodytų gal, kad nepatogis padėtis teisėjo, ar jį kažkas užstoja, tada galima teisinti kažkiek. Bet epizodai tikrai aiškus. Oh, Caruso tried to put it down. When he was off balance mid-air. Toliau neleistinas rankų darbas, laikymas prieš žaidėjus metančius į krepšį. Gan populiarus gynybos būdas, kai vieną ranką iškėlęs laikai ir ale tiesia ranka dengiesi, o kita traukia žaidėją. Ir labai dažnai tai yra toleruojama, nepastebima. Certainly getting a little testy with whoever's guarding her. Two possession game. Crazy shot. Colton Brunner inside Blazon. Nedidelis prilaikymas, bet jisai turi didelės įtakos metikui. Colton Brunner inside Blazon off balance. Neleistinas kontaktas kūnu, rankomis, stumimas. The team has lost a single game. Žaidėjo metant į krepšį. Mano continues to add to it. Tough shot. Mano continues to add to it. Tough shot. And nearly the team has lost a single game. Mano continues to add to it. Tough shot. From two-point range. With the defensive effort we saw from Cacho last year. Lockdown. I think she injured her ankle at last year's competition. Yes. Cacho last year. Lockdown. I think she injured her ankle at last year's competition. Yes, but she's still... Time, but it does not happen very often. Oh, you got to watch your kneecaps. Berkani with a beautiful setup. Kneecaps. Tokių epizodų tikrai yra daug, kai besiginantis žaidėjas atrodo rankos irgi ištiestos į viršų, bet kūnu eina į priekį ir stumia metantį krepšininką ar krepšininkę. Taip trukdo laisvai pelnyti taškus. Reikia pasakyti, kad tai yra neleistinas gynybos būdas. Aggressiveness. Whittle. Gets it back. Whittle. Gets it back. Misses. Good shot. Yeah. Got some growing pains. Inkbot. That's a foul. That's a foul. You got to whistle those. Čia turbūt galima paaiškinti, kad teisėja nusekė paskui kamuolį ir iki galo nesekė besiginančio ir puolėjo. Akivaizdus stumimas į pilvą. Mechanika, dabar truputį apie mechaniką, tai dvigubi švilpukai, kodėl jie atsiranda. Turbūt, kad kažkas nedirba savo darbo arba nusprendžia paspėlioti. Now they're looking at a 2-point deficit, make that a 1-point deficit. They continue to find Zhao inside. Min Young. Probably should have mentioned a 1-point deficit. Lydui prieš pat akis epizodas. Klausimas. Ko ten kišasi Treilas? Min Young. Probably should have mentioned her. They continue to find Ar paskui Lydas palieka administravimą tam, kieno nėra pirmenybė. Tai kartu griauna ir komandinį darbą, ir kelia didesnį nepasitikėjimą.
Min Young. Suprantu, kartais norisi jo viską sušvilpti, įsilieti rungtynės. Aiden Tonge, we saw him at last year's edition. I think he's the only Okay, Aiden Tonji. off target in the first two-piece attempt. Čia ne iš savo zonos, dar švilpia He's the only Okay, Aiden į Tonji. tokį pražangos pobūdį. off target in the first two-piece attempt. Aiden Tonge, we saw him at last year's edition. I think he's the only. Is that polite? Čia irgi turim lydas, čia gali tik tai spėt, nes jam žaidėjai užstoja nugarą. Ir ar tas kontaktas į ranką ar į kamuolį, tai jis tikrai nemato. Čia yra visiškas spėjimas, tai va, tokie epizodai, tai yra treilo ir palikim jam spręsti. Find those looks she's looking for. You know what? As good as Sharn has been offensively, Anderson has been a defensive player of the game. Yeah. She gets called for the foul. Good as Sharn has been offensively, Anderson has been a defensive player of the game. Yeah. She gets called for the Čia foul. treilą galima pateisinti, jeigu sušvilptų po sekundės, jeigu lydas tyli. Fine. Ir tai, jeigu tai yra 200% pražanga. To shoot from deep. Long rebound. Big goal. Might have got away with one. That's a foul on the inside. Indonesia don't get a long rebound. Big goal. Might have got away with one. Lydas su vienintelė pora, Indonesia don't get away palikim jam spręsti. with goal. Might have got away with one. That's a foul on the inside. Indonesia clearing. Kągi mato treilas, šioje situacijoje gali tik tai spėti. Nes kontaktas yra prieš akis lydui, o treilui tai yra tik tai spėjimas. De Vincent. Il va tout seul. Léon Fertig. Čia irgi Il aura le panier et la faute. negeras pavyzdys, ką lydas čia mato. Et l'encourt qui subit un peu les déplacements de... Čia jau pusėj turi teisėjaut treilas, nebent tai pražanga yra tikrai stiprus kontaktas į ranką ir treilas nešvilpia, tada Fertig. lydas galėtų pasijungti. Et la Dabar faute. ir buvo minimalus kontaktas, kurį mes palikim L'encourt qui teisėjaut subit un peu les déplacements de... savo kolegai. des Skyliners de Vincent. Čia irgi pažiūrėkit, lydas iš kur švilpia pražanga puolime, neleistina užtvara. Lydas teisus, švilpukas geras, bet dėl komandinio darbo manau, kad tai reiktų palikti ir vėliau nurašyti kaip klaidą treil teisėjui. O lydai tikrai nesikišt. Kai žaidimas vyksta priešais treilo akis. Čia irgi pavyzdys, lydas fiksuoja pražangą judesyje. Irgi gerai nematydama. Žaidėjam irgi kelia abejonių. Pažiūrėkim, kiek pražangų turi. Tai va, abi komandas tai palikim arba išvis be švilpuko, arba tegul sprendžia treilas.
Slydas čia gali tik tai spėti. There two goes. Grant Allen. No. Už tokius epizodus atsakingas Two goes. tik tai Trailas. Grant Allen. No. There two goes. Jeigu Trailas tikisi, kad Lydas čia išgelbės, tai taip nėra. Čia yra pilna Trailo atsakomybė. Grant Allen. Hunts it down. He elevates and scores it over Iesu. Taip buvo ir šiame epizode. So Gala. Trailas turėtų stovėti daugmaž arčiau vidurio ir prie tritaškio linijos, kad pamatytų nuleistinį kontaktą. Had the advantage. So Gala hunts it. Nu ir pereinam prie vieno iš didžiausių probleminių temų, tai rungtynių kontrolė, žaidėjo elgesys. Ir dažniausiai mes patys prisidarom problemų, apsunkiname savo gyvenimą. Tai va dabar bus 30 sekundžių rungtynių pradžia. Ir mes turime pirmą pražangą prabėgus 3 sekundėm. Už šį epizodą, kur, manau, galima būtų apsieiti be švilpuko, o su verbal supportu. Va, turime iš karto po to identišką vėl situaciją tarp tų dviejų žaidėjų, bet jau švilpuko nėra, bet jis yra kitam epizode, kur beje tą kontaktą išprovokuoja puolantysis žaidėjas. Fiksuoja ten pražangą. Antrą. Tai turime epizodą, kai pelno tašką ir dar reikalauja žaidėjas pražangos, o už tokį rėkimą minimum tai turi būti įspėjimas arba iškart techninė pražanga. Ir žaidėjas toliau nenustoja reikšti pretenzijų. Jisai nėra net įspėjamas, o pražanga buvo fiksuota vėlgi juodai komandai už minimalų kažkokį tai prilaikymą. Tai va. Mes turim 3 pražangas juodiem. Pažiūrėkit, kas vyksta tarp trečio žaidėjo juodų ir numeris 2, man atrodo, 6 raudono. Ir apeliacijos toliau. Tai va tokie 3 švilpukai greiti, jie nepadėjo numušti vat žaidėjo entuziazmo arba neleistinų veiksmų. Visą tai galima, manau, buvo išspręsti garsiai komunikuojant su žaidėjais. Ir ten, kur reikėjo tikrai įspėjimo arba techninės, tai irgi ją reikėjo duoti. Tai jeigu mes tai pradedam rungtynės per pirmą pusę minutės, tai kokios laukia dar 9,5 minučių mums aikštelėje. Tai tikrai laukia labai sunkios minutės. O dabar bus 11 klipų iš kvesto, kuriame aš dalyvavau Austrijoje. Tai mes turim atkreipti dėmesį į vieną žaidėją. Nežinau, numerio nesimato, bet jis dabar kalbasi va čia va. Kalbasi akis į akį su raudonu atstovų komandos. Tai va, pažiūrėkit, ką jisai darė prieš tai. Sužaistos 7 minutės, tai yra 3 minutės nepilnos. Jeigu gali paleisti dar šitą klipą iš naujo.
Tai va, jisai kaip nusistumė žaidėją. 2 pražangas galima jau čia fiksuoti. Ir tos pražangos yra tikrai gan grubios. Bet teisėjai jokios reakcijos, o paskui už tokį elgesį abu žaidėjai, abi komandos baudžiamos įspėjimais. Nu, okei, ten praleidom, kaip ir viskas gerai, įspėjimai yra. Žiūrėjom toliau. Praėjo labai nedaug laiko. Tas pažaidėjas beje jau buvo įspėti už gynybą puslankyje, tai dabar yra techninė pražanga. Viskas kaip ir gerai šitam klipe. Bet reikia atkreipti, kad tas žaidėjas jau nelabai jisai čia žaidžia tą krepšinį. Toliau praėjo nepilna minutė. Jisai gan grubiai už rankos nutempė savo varžovą ir vėl mes tai toleruojam. Ir taip leidžiam jam bujoti toliau aikštelėje. Net savi komandos žaidėjai jį ramina, nors tai turėtų būti mūsų darbas. Toliau akivaizdi vaidyba. Ir nesportinė turėtų būti pražanga. Kamuolio numetimas, vienintelis teisingas sprendimas šiame klipe, tai yra techninė pražanga, bet po techninės pražangos matome, kad jisai toliau šeria mus, teisėjus. O gyvai ten būnant, tai jisai ten nuėjęs ant atsarginių suolelio toliau nesustojo, dabar kameroj to nesimato. Tai va čia jau mes galėjom labai savo pasilengvinti darbą, išmesdami jį iš aikštelės, ką aš beje kolegom ir pasakiau. Bet jie pagailėjo. Nu ir turėjo paskui tikrai sunkes 5 minutės ir pratęsimą. Ir tik tai dėl vieno žaidėjo. Dar viena gynyba puslankyje, iškart baus techninį pražangą. Matom, kad tas žaidėjas, jis nežaidžia, jisai kelia problemas tiek mum, tiek varžovam. Tai ten nenubaudam, tai bauskim už pagal taisyklių punktą tokį. Vėl jisai stumdosi, žingsniuoja. Mes toleruojam. Čia jisai baudžiamas dar vieną techninę, man atrodo, už puslankį. Ir vėlgi jo reakcija, jisai bėga prie teisėjo, duodam per techninę ir metam. Bet vėl mes su juos šnekučiuojamės. Veiksmai, kuriuos turim užkardyti, bet jie ten pliekiasi tarpusavį, mūsų švilpukai tyli, mes tą toleruojam. Viskas sukasi tik apie šį žaidėją.
Rungtynės taškas į tašką, liko minutė, geras sprendimas, žaidėjo vėl reakcija kokia. Ir vėl mes jam leidžiam daryti, ką nori. Ypač, kai visada kalbam, kad kai turim gerą sprendimą, tai lengva ir nubaust. 2 kumščiai viršų viso gero. Kad nenubaudėm likus 5 minutėm, tai bent jau 1 minutė. Toliau, dar vienas akivaizdus flopas. Čia va, kai tiek visko matėm, tai čia net nereikia techninės pražangos už vaidybą. Čia va, užtenka 2 kumščių viršų. Tai vėlgi jisai tam rankom dirba, stumdymai kokie ir 2 neleistini kontaktai iš jo pusės, bet jisai išeina nugalėtojų. Ką tai reiškia, kad galbūt netgi mes ir išsigandom jo rungtynėse. Ir visiškai be reikalo. Čia jau vieni iš lemiamų epizodų, ten, nekalbam, buvo pražanga, nebuvo prieš metiką. Bet esmė kur, kad pralaimi finalą ir jisai žingsniuoja prie teisėjų agresyviai, čia aišku video baigėsi. Tai reziumė yra tokia, kad mes jo gailėjom, rungtynės baigėsi ir jisai dar kokias 2 minutės kalbė teisėjus. Visiškai pamiršęs, kad jam leido daryti, ką nori teisėjai aikštelė. Tai va, aš taip ir pasakiau kolegom, būtumėt išmetę jį, tai 5 minutę, tai savo teisėjautumėt atsipūtę tas rungtynės, nes visi kiti žaidė krepšinį. Beje, tai 2 lygos naudingiausias žaidėjas Austrijoje, tai man kyla paskui klausimų, kaip jis jo tapo. Dar vienas klipas. Čia matysime įspėjimą Amerikos komandai. Dabar įspėjimas už elgesį. Sekantis epizodas. Pražanga užfiksuota. Reakcija neadekvati. Nesvarbu, kad liko 14 sekundžių. Tai yra 3 taškai persvara. Duodam techninę pražangą, mes privalom duoti techninę pražangą. Tai jau komanda turi įspėjimą ir toliau taip elgesi. Nesvarbu, ar tai paskutinė sekundė, ar pirma, tarkim, rungtynių minutė. Tai va tiek, gan greitai mes čia prasisukom.
Tai vat, laikas klausimam, ar kažkokiem pastebėjimam, ar geriem blogiem žodžiam, tai vat, eteris jūsų. Alio, labas. Klausom. Girdit Jo, mane? girdim. Žiūrėjau, aš tokį klausimą ten, kur buvo išlydo geras sprendimas prie treilo, kur offense faulas. Ir tu kalbėjai, kad geriau nurašyti klaidai treilui, negu gerai pusį švilpuką, ne? Tai vadovaujamės tuo, kad ne mano reikalai, ten nėra kolys, nors ir ten gerai matai, bet su tokiu, kaip čia pasipavadinti, pagalba, ne pagalba. Nes savo zonai ne į temą, tai geriau į klaidą nurašyti, negu Nu, tai kaip aš galvoju, kad, supranti, ten nebuvo jokio smurtinio veiksmo, nieko. Tai gerai, jeigu ten teisėjauja gerai save pažįstantis, kaip šiuo atveju ten dvi kolegės, tai ok, bet tu gali su savo tokiu švilpuku sugadinti visą komandinį darbą ir paskui tau teks vienam teisėjauti visas rungtynės. Tai aš nežinau. Ten ok, ten ta užtvara tai buvo, bet manau, ten nieko nebūtų tragiško, jeigu būtumėm palikę ir be švilpukų. Nes tokių epizodų su tokiom užtvarom nesušvilptom mes turim irgi labai daug. Tai sakau, nebent ten kažkoks smurtinis veiksmas, tada galima pateisinti lydo įsikišimą. Gerai, aišku. Bet kalbant apie komandinį darbą, apie bendrą atmosferą ir žaidėjų irgi, okei, jie ten reagavo viskas draugiškai, bet kiti gali ateiti ir paskui atakuoti tą treilą ir sakyti, nuolat jau jam aiškinti ir daryti spaudimą, vat, kodėl tu nešvilpi, net ten, kur ir nėra pražangos, vat, kodėl ten, supranti, vat, gali pastatyti labai nepatogią padėtį savo kolegą. Taip. Poniau. O su tuo, kur čia kovinis tas buvo, čia Austrijos tam turnyre, tai čia jisai pirmą kartą tu jį matė ar kažkur? Jo, pirmą kartą tas žaidėjas. Ir jisai, vat, būtent tam pusfinalį atsiskleidė, aišku, iki tol nebuvo rimtų ten jiem gal tų rungtynių iššūkių, tai jisai gan žaidė, taip ir aš jam teisėjau, tai kažkaip nekrito į akis. Nes man ir klausimas tada atsiranda, ar jisai lik tol normaliai žaidė? Jo, viskas buvo normaliai ir mes dar taip, aš ten ne vienas priiminėjau, ten tokius, žinai, vienašališkus paskirimus dariau, pasitardavau ten su tais vietiniais, nu tai sakė, oi, tu tikrai eik į tą pirmą pusfinalį, kuris baigėsi beje 21-2. Eik į tą pirmą pusfinalį, nes ten vajezo bus. Nu, okay. Na jau į tą, o jie nuėjo į tą, o gavosi va kaip. Daugiau klausimų kaip visada. Nu taip, dažniausiai idėja, bet taip. Jo. Nori geriau, bet kaip visada. Gerai, daugiau man kažkaip nieks nejaučiu neįstrigo. Jeigu nieks neturi klausimą, aš ne į temą paklausiu. Visų. Kas nors gali man paaiškinti, kodėl prancūzų ir slovėnų grajui... Jeigu ne į temą, jis tarė, jeigu ne į temą, tai tada ačiū visiems dalyvausim, sustabdau įrašymą.